Jezu, čia mano svajonė tai būtų Beyoncé. Aš visą laiką, kai man pasidaro jau, aš nebepatempiu savo darbo grafikų ir taip toliau, aš visą laiką sakau, Beyoncé irgi turi tik 24 valandas. Tai va, tai aš norėčiau papietauti Beyoncé. Įsivaizduoju save 3 vaikų mama. Ir įsivaizduoju, kad turint savo darbu, kad ir kokią vagą jis nukryps ir kiek jis įsiplės arba susiaurės arba nežinau, tiesiog tarptautinėje rinkoje. Vyras pasipiršo po 6 metų mūsų draugystės, tai sakau, labai ilgai tikrinaisi. Ir pasipiršo mūsų vietoje, kur vaikščiodavom draugystės pradžioje, Nemuno saloje, kur dabar stovi Žalgirio arena. Avantūra didžiausia. Tai iš tikrųjų, tai aš gal galėčiau pasakyti šokio projektas, į kurį nuėjau. Kur gyvenime nebuvo žmogus, kuris gyvenime nebuvo scenoje, kuris gyvenime nieko bendro neturėjo su šokiais, aplamai su savirealizacija, tokia sceninė savirealizacija. Staiga atėjo, labą dieną, eisiu šokti. Tikriausiai viena iš seniausių tokių, tai yra Auskarai. Dabar tai čia Auskarų sakau Auskarai. Ne, iš kur bėgau labai skubėjau iš namų, tai nepasėmiau Auskarų, bet šiaip Auskarai. Turiu aš jų apie beveik 300 gal virš. Tai negimėm draugam. Taip pasakysiu. Negimėm žmonėm. Stengiuosi vengti ir visiškai atsitraukti nuo jų. Vyras palepina, palaiko stresinėse situacijose. Ne, visą laiką jis šalia, jis visą laiką randa protingų argumentų, kad mane nuramintų. O ne tiesiog nesinervuok. Ne, tai pas mus nėra, jis randa argumentų, nežino, kad man jų labai reikia. Ir ypatingai stresinėje situacijoje, kad nenusvirtų ranko žemyn, jis sugeba kažką pasakyti tokio gero, kad aš sugebu atsistoti ir išėti ir dirbti toliau. Jau čia tai paklausit. Čia toksai, kur šauni tiesiai į galvą. Ne, esu tikrai ne virtuozė. Gaminti valgyti aš nelabai mėgstu. Nors dabar po vaikų gimimo atradau savyje stiprybės ir jėgų, eksperimentuoti, norėti gaminti skaniai. Tai, žodžiu, tobulėjau, taip pasakysiu. Lipu po laiptukai viršų. Aš tikiuosi, labai norėčiau tai būtų, kad tai būtų žiauriai linksmas gimtadienis, man širdis ir su prisiminimais. Kaip ten sakė Valinskas, kad būtų gera atsiminti, bet gėda papasakot. Tai va, taip tikiuosi bus.